Labas rytas, ką aš ir vėl turgui. Jau trečias video prasideda turgui. Prašau, labai apsimiegojęs, kad įkelčiau jums video iki 2 nakties prie kompo sėdėjau. Ir vis tiek ryte atsikėliau, tik tai 5% buvo įkelta. Nu, žodžiu, čia kaip ir visada. Nieko naujo. Tai ką, atbūnam, parduodam, važiuojam namo, einu miegot. Neinu miegot, važiuosim nešienautų rulonus vyniot. Žodžiu, va tokie va šiandienos darbai. Labai esu nenuotaikoj, bet tikėkimės kažkas mane pakels. Matot, kaip Rokai galima greitai nuotaiką pakeisti. Atėjau, sakau, noriu ir tą padaryti. tą dokumentą turi? Turiu. Tą turi? Tą turiu. O šitą turi? Turiu. Tai ateik čia savo. Jūs Vo, su baltu popieriaus lapu išėjau ir parašyta apie Žemės ūkio valdos įregistravimą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir atpažinties kodo suteikimą. Liuks, atvažiuosiu 11 dieną pasimti pažymėjimą ūkininkų. Taip ilgai norėjau šitą dalyką įgyvendinti ir pagaliau po visko aš jį turiu. Ir praėjo 14 metų po mano šito pirmo sumanimo, kad noriu būti ūkininkas. Bet turėti pažymėjimą rankose neužtenka, kad skaitytumės ūkininku. Tai čia tik tai formalumas sutvarkytas, bet nuo šito formalumo viskas prasideda. Tai ką, vienas žingsnis padarytas, važiuojam toliau. Toliau bus dar sunkiau. Dar daugiau visokių reikalavimų ir sąlygų, kurias turėsiu įvykdyti. Nu, bet bent jau kažkur pajudėjau, dabar jau kažką turiu, jau esu kažkam žinomas, ta prasme, pagal dokumentus, nes taip tu nueik, kad ir bele kur nueik, visur prašys to ūkininko pažymėjimo, išsilavinimo dokumento, jeigu tu nori kažką kurt vat su ūkiu. Be ūkininko pažymėjimo, tai čia jau ir durnam, aišku, kad tu niekur nenueisi ir nieko nepadarysi, nebent ten, nežinau, laikysi dėl savęs karvę be numerių, neįregistravęs ten ir panašiai. Čia nesąmonė. Tai va, kažkokia pradžia padaryta. Dabar yra daug vatiekvo reikalų su kita pusė susitvarkyti. Jūs visi numanot ir manau didžioji dalis jau žino, link kur aš einu ir ką aš čia darau, bet kol aš dar nesu garantuotas, už savo norus, kad juos jau tikrai turėsiu savo rankose, tai negaliu nieko pasakot, nes tiesiog geriau patylėsiu, paskiau atsiranda tokių, kurie pradeda kalbėti visiškas nesąmonės, visiškas šūdus ir bando numušti tau tą motivaciją kažką kurti, kažką daryti. Tai geriau tiesiog yra nesipasakot niekam. Jau kai turi patvirtinimą, kad tu tikrai tai padarai, ką tu galvojai, tada gali papasakot. Va, nesakiau, kad noriu ūkininko pažymėjimą, bet sakiau, kad noriu būti ūkininku. Gavau ūkininko pažymėjimą, gavau ir pasisakiau. Tai
va taip vat bus ir toliau, kad pirmiausia padarysiu, o paskiau pasakysiu, nes, kaip ten sako, laimė mėgsta tylą. Važiuojam iš turgelio, žiūrim, kažkas čia mūsų laukos dirba. Nu gerai, nu. Puikiai, 1 valandą, dabar yra po 12 kažkiek, po 12:08, 1 valandą atvažiuos. 1 valandą atvažiuos presuot. Taip susitarėm. Nu, žolės, ką, žinau. Atrodė pradalgėse daugiau. Bet gerai dabar apsivertė. Ir biškį dar pradžiovins, bus pats tas. Matysim, kiek čia prisuksim iš tų laukų. Bet griebia tai gražiai, labai puikiai. Ką, šokam į kabiną ir važiuojam. Matysim, kaip čia seksis. Nu, lemba kažkaip, kai nupjovė, atrodė tos žolės tikrai žymiai daugiau, negu dabar jos yra. Bet, nu, matysim, kai susipresuos. Aišku, jau dabar tai jau kosmoso nesitikiu. Bet, ai, gerai. Po biškį pradėsim, kad paskiau nesupultų viskas į vieną vietą, o jeigu ateis kokie lietus ar kažkas, tai bus problem. Tai kol laukiu presiuko, galiu, jau dabar, kadangi laida pradėta rodyti, jau galiu dabar pasakot, kur aš čia dinginėjau, kodėl nefilmavau ir panašiai. Tai dalyvavau projekte Ūkininkas ieško meilės, pakvietė sudalyvauti. Tai, nu, kadangi man tie filmavimai kaip ir patinka, tokia nauja patirtis, viską iš pat pradžių, kai pasiūlė, tai taip labai skeptiškai žiūrėjau, nenorėjau, pradėjau galvoti, kas čia, ką čia pagalvos, čia išvadins durneliu ir panašiai, bet paskiau padrąsino tėvai, broliai. Ir toks galvoju, gyvenam vieną kartą ir dzinkas, kas ką pagalvos, apkalbų, ar kažkur tu filmuojas, ar ne, vis tiek tu jų sulauksi. Kartais iš geros pusės, kartais iš blogos, bet ir dabar filmuoju, rodau, ne, nu irgi apkalbinėja. Tai ir tų komentarų visokių būna, nu, bet tai tiesiog žmonės. Aš suprantu, kritiką priimu, ten normalią kritiką priimu, bet kai žmogus nemoka kritikuoti, tai va čia jau jo yra problema, nes normalus kritikavimas, tai ne, nu Rokai, nu ar tau reikėjo, nu ar būtina buvo dabar čia eiti. Taip tokia ramė, bet kai parašo, tu ten toks ir anoks, tu gal pasigydyk ir panašiai, tipo, ką tu čia dirbi. Toksai agresyvus tas heitas. Tai, nu čia yra jau nenormalu, čia tiesiog žmonės, nežinau, ar iš pavydo, ar iš norėjimo pasirodyti, kad jie tenai kažkokie ale protingesni. Tai, žodžiu, dalyvavau projekte, nufilmavom ir panašiai. Tai kviečiu pažiūrėti per TV3 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 7:30 vakare. Tai jau rodė nu, nežinau dabar, kada jūs šitą video matot, tikriausiai poryt, šiandien trečiadienis. Tai birželio 2 buvo pirmoji serija, tai galit, nežinau, ar per GO3, ar per kur pasižiūrėti, atsisukti. Tikrai rasit.
įdomiai bus. Žinokit, aš pats iš savęs kai kuriuose vietose juokiausi ir save mintyse kritikavau. Nu, čia projektas, realybės šou. Tai, ką žinau, būna situacijų, kai tu tiesiog tau užduoda klausimą arba su žmogum, jeigu bendrauji ir taip reikia vest pokalbį, nu toks būna, kad tu pasimeti, nežinai ką atsakyti ar ko paklausti, kaip išreikšti mintis, bet, nu, tipo, kažkaip žinai, kad tave filmuoja ir tu turi kalbėti. Tai ir vėli tą pokalbį vystai, bet per tą tokį priverstinį vystymą būna kartais, kad tu labai nusišneki. Tai aš jau pats neprisimenu, kur aš ką atsakiau, tai bus įdomu ir aš stebiu kiekvieną vakarą, jau metu darbus, viskas, einu žiūrėt, pažiūrim ir einam toliau kažką pasibaigti, pasidaryti viską. Tai, nu, nauja patirtis, susipažinau su žmonėms, su kuriais galbūt niekada gyvenime nebūčiau susipažinęs. Gal atsivers kažkokia nauja veikla, patobulėsiu gal kur nors. Žodžiu, smagi patirtis, smagiai praleidau laiką. Patiko, šiek tiek nuo tų filmavimų, aišku, pavargsti, bet, nu, čia kaip ir realiai gaunas kaip tavo darbas. Tai prie visko priprantama, aišku. Tai va, tas toksai jau parodė čia tas pirmas serijas, šiandien einu į turgų ir kaip tik ateina pirkt, vis kažkas kažką pakomentuoja, pasako, ne iš blogosios pusės, nes aišku, niekada į akis tau niekas nieko nepasakys blogo, visi norės atrodyti draugais. Čia tik komentaruose gali varyti mandruoliai tokie, o realybėje, kai susitinki, tai nežinau, dar nei asmeniškai nebuvo niekas nieko parašęs kol kas, nei susitikęs realybėje akis į akį, nes nu, tiesiog žmonės bijo parodyti savo tikrą veidą. Jie komentaruose yra drąsūs stumt. Tai, žodžiu, pažiūrim, neatskleisiu ką rodys, paliksim intrigėlę. Tiesiog sakau, pačiam įdomu, ką aš ten prišnekėjau, jau nebeprisimenu. Nieko nepasakiau, kas būtų netikra, bet tiesiog kartais buvo sunku to filmavimo metu dėstyti tas mintis protingai. Tai gal kai kuriuose vietose ir nusišnekėjau, bet tai visi nusišnekam. Aš čia filmuodamas kartais nusišneku, bet aš pats montuoju, aš galiu išsikarpyti. Čia nėra kažkokios problemos. Žodžiu. Dabar jau visi klaus, tai radai savo tą meilę, išrinktąją ir panašiai. Come on. Čia šou, čia žaidimas, realybė šou. Tai, nu, ar būtina kažkur kažką. Žodžiu, dabar man truputį mintis dar nesidėlioja taip, kaip reikėtų. Tai tiesiog žiūrėkit, stebėkit, dalinkitės. Jau po pirmos serijos netilo telefonas, žinučių, nu ne milijonas, bet 100 tai tikrai sulaukiau. Ir 50% iš jų buvo, ką tu čia darai, ir kita 50, ar radai mylimąją. Tai pirmos 2 žinutės tai buvo juokingos, o paskiau visos kitos tai jau pykt tiesiog pradėjau. Na aišku, žmonės nežino, kad visi tą patį rašo, bet aš nesu tas, kuris, jeigu parašo žmogus ir nemoku atstumti, tipo neatrašyti ar kažką, jeigu reikia pagalbos, kad nėra taip, kad nepadedu, bet stengiuosi visiems atrašyti, nors ir nenorom kitą kartą būna ir nervina jau, bet vis tiek atrašai, žmogus tai nežino, kad tu tuo metu piktas esi. Tai tiesiog kažkaip taip bandau ramiai spręsti viską. Žodžiu.
šiandien irgi rodys, tai galėsiu žiūrėti. Smagu bus. Spėkit. Nepakeliu rulonų. Šlapia žolė. Šlapia žolė nepakeliu. Tai darys biškį mažesnius, bet anksčiau didžiausius rulonus užsikeldavo. Gal vožtuvėlis paskirstytojo. Vėl čia daug variantų. Darys dabar truputį mažesnius, žiūrėsim, jeigu nesigaus, tai tada kažką galvosiu. Pirmi rulonai visiems čia nesiseka. Ir man, ir presuotojui plėvelė labai kažkaip įdomiai nukirto. Ir plėvelė įdomiai nukirto. Ir kodėl, kai aš užsimetu ruloną, atkyla. Toksai, nu, kaip ant smūgio būtų. Kažkiek į šitą pusę. Tai klausimas, nes niekada taip nebūdavo. Ko tu čia taip lengvai vaikštai? Žodžiu. Griebikas įdomu, kur ragą nekelia. Reik padėti rulonui išvyniot, nes padarė didelį, nepakeliu. Nu visada darydavo pagal tą 4 numerį, jau kai ant 4 būna išmeta ruloną, tai būdavo gerai, bet čia dabar labai jau šlapia žolė. Nu kaip šlapia. Tokie viršus čia jau apdžiūvęs, apačia dar šlapia. Ir plonos pradalgės, nu plonas padarė, kad prapūstų dar kažkiek. Bet aš to net nepakrutinu. Su traktorium nebent bandyti įsirėmus išdraskyti. Paskui su rankom reikės ir sunešio. Žodžiu, buvo nesklandumų. Padarė normalaus dydžio ruloną, kokius darydavo ir praeitais metais, nu, standartinį dydį, žodžiu. Ir nepakelia. Apsišikęs eina, nepakelia. Tai sulėkė visos pajėgos. Nes neturėjau tokio rakto tinkamo. Ir paveržė vožtuvėlį. Dabar lyg tai veikia. Dabar pradėjo nukirpimo mechanizmas grybauti. Ten, kur buvo tokia traukutė atlūžus, čia pakeičiau ir per silpnas metalas. Tai tiesiog jinai pradėjo link. Plėvelė nuplyš. Nuotaikos tokios pačios kaip ir buvo ryte. Chujov.
blogos. Žodžiu, tokios vat mažos smulkmenos, tokie kaip rulonų nepakelimai, plėvelės nenukirpimai, sukelia didelės problemas. Iš mažų gaunas didelės. Dabar pavyzdžiui, kaip tokius rulonus, nu čia yra žiauriai. Nu, pirmas laukas nėra ką norėti. Čia technikos išbandymas po žiemos. Kiekviena technika su savo kaprizais. Viskas nors naujo išlenda, tai bet bandysim kaip nors įsivažiuoti. Mechanizmas turiuomenį veikia. Man įdomu, kas čia mūsų citrų laužo. Nu ir to pačiu tvarko. Ką, važiuojam sekantį lauką, matau rulonas lygus, gražus, tik tai dabar duodu 100% šio nepakelsiu. Ką padarys, kažką gimdys. Tu čia nežvenglė. Sakiau, kad nepakelsim. Nepakeliam dėl to, nes naujas operatorius, tai čia dėl jo kalties viskas. Ne, šiaip sunkus rulonai nėra, jau, ta prasme, daro tokius pat kaip ir tenai paskutinį padarė, bet gal tepalas pakaito ir šikna. Laukiam, atvažiuos su frontaliniu, prikels tikrai tokių rulonų, nieks čia neardys, nes normalus rulonas. Tokio dydžio kokio ir turėtų būti. Anksčiau kėliau dar didesnius ir ką te filmuoji. Prieš praeitais metais kėliau dar didesnius, bet be jokių problemų mažų gazų užkeldavo. Aš įsigijau automatinio vairavimo sistemą. Prašau, kaip važiuoja. Ai, jau pamandravo tik tai, kad... Senukas eina į trasą. Bandysim su šitu žiūrėsim, kas gaunas. Brolis atveža vandenį, nes karvės nebeturi. Karvės pasimeldžiam. Paliekam čia bačką. Prileidžiam, paliekam čia bačką ir važiuojam tiesiai per laukus. Eina pravažiuoti iki to lauko, bandysim žiūrėti. Jeigu senukas nesuks, tai tada kilnos su frontaliniu. Ir viskas. Ką pakeisi, rulonų suvyniotai reikia, o dabar čia žiūriu aplinkui, visi laksto savo presuoja. Kažko prašyt. Galiu pasakyti, dadurčiau vieną žodį, bet pasakys taip, blogas šienapjūtės startas. Su visais tepalų reikalais. Šiaip visada, kiek išvažiuodavau vyniot rulonų, tai dažniausiai grįždavau neįsitepalavęs rankų. O dabar jaudas. Mato turbūt gerai, ne? Atėjau biškį grynų orų pakvėpuot, turgus vyksta neblogai, daug produkcijos. Labai daug. Skaityk, po 2 bitonus duoda, tai nemažai išeina. Viskas ten gerai. Tai paprekiausim ir važiuosim vėl Belarusą toliau surinkinėti. Tai
nematėt, kas vyko, nu, aš parodžiau kažkiek, kad nekėlė rulonų, nu, kėlė, bet ne visus. Tai, žodžiu, paveržėm truputį vožtuvėlį, jo, pradėjo kelt, bet vis tiek, nu, nepakelia tokių, jau padarė po metrą rulonus, ten, nu, gal daugiau biški. Bet čia yra žaidimas, jeigu reikės tokius mažiukus daryti, nu, tai čia nesąmonė didžiausia bus. Ir tiesiog nuostolis ir, nu, pašaro gadinimas ir plėvelės mėtymas, tuo pačiu ir laiko švaistimas. Tai yra didžiausia nesąmonė, rulonai yra negražus, nes kadangi buvo siauros pradalgės ir tokius mažiukus rulonus padaryti lygius, nu, yra ką veikti iš tikrųjų su diržiniu presu. Tai jau kai jisai būna didesnis, jau tada visai kitaip yra, paprasčiau viskas, tu gali išlyginti jį labiau. Tai va tokios naujienos, žodžiu, tas nekėlė, persikabinom ant senuko, nu dar faktas grįžom, reikėjo, senuko nebuvo, nes senukas bulves vagojo, tai kol senukas grįžo, jau pas karves laikas buvo, nuvarėm pas karves. Žiūrim, vandens nėra, vandenį nuvežt ir, žodžiu, tai padarėm, kad ant senuko, sakom, kabinam vyniotuvą ir su 8-2, jeigu senukas nepakels, o jisai pusės rulonų kaip ir nepakėlė, nes turėjai laikyti tiek hidraulio rankeną įjungtą, nes išmetinėjo, duot vyniotuvo rankeną laikyti ir dar gazą duot, kad jisai, nu, kankinimas traktoriaus gaunas, kad jisai per prievartą tą ruloną užsimestų, nes nu reikia susiviniot, o visi kaime savo darbai susijėmė. Tai sakom, jeigu nepakels, su frontaliniu brolis būtų biški prikėlęs ir viskas. Bet važiavom jau užsikabinti vyniotuvą. Ir bevažiuojant 8-2 per paskirstytoją apačią tiesiog yra dangtelis, tas dangtelis visas trūko. Nežinau, gal čia turėjo įtakos tas, kad mes paveržėm tą vožtuvėlį, bet mažai tikėtina. Kažkiek tai gal ir tas turėjo įtakos, sakykim, bet, nu, dzin. Tai žodžiu, užsikabinom su senuku, pirmą ruloną užsikėliau pats, nes jau frontalinis nebefunkcionavo, gavau siurblį atjungti, kad grįžtų namo. Tai pirmą ruloną užsikėliau be problemų ir trūko vyniotuvų iš langą. Ta, kur suka padą visą nuo to hidro varikliuko. Tai trūko tą šlangą, vėl grįžau namo, kol šlangą sukonstravom, gavom virint, nes neturėjom tokios šlangos, ten buvo 19 raktų. Apvažiavau kaimą, niekas neturi tokios šlangos, žodžiu. Tai šiaip netaip ten prikonstravo, privirino. Ir, nu jo, viskas tvarkoj, tai paskiau grįžau 10 valandų vakaro gal buvo, kol suviniojau visus rulonus, irgi nekėlė, problemų buvo. Nukirpimas, žodžiu, nenukirpdavo normaliai plėvelės, arba nukirpdavo ir jinai nuplyždavo visokių nesąmonių, žodžiu, buvo. Tai tą dieną jau aš filmuoti nenorėjau. Buvau ne tiek piktas, kiek būdavau anksčiau, nes jau prie tų gedimų pripratau ir susitaikiau, kad čia kitaip niekur nebus, kol pas mane nebus naujo traktoriaus. Nu, bent jau ne naujo, bet kažkokio vakarietiško senuko, sakykim. Tai kažkaip va taip, tai sekančią dieną nuvažiavom pirkti paskirstytojo Belarusui tam. Ir paskirstytojas tas kainuoja originalas 250. Ir tokia mintis šovė, o kodėl neįsidėt paskirstytojo gale ir atsivest rankenas šone, iš karto pasidaryti, nes jau užkniso tie tepalai kabinai, pastoviai, jeigu kažkas pratrūksta, visi tepalai realiai eina į kabiną, šauna pirmiausia.
Tai paskiau ir langus reikia valyti, ir pačioj kabinai nešvaru. Tai nusprendėm, kaip nusprendėm, tas paskirstytojas 200 PM, o įsidėt tą vat normalų paskirstytoją į galą, atsivestas rankenas, kainavo, šiuo metu stovi viskas apie 270. Tai aš manau, čia yra geresnis variantas, patogesnis variantas. Ir jeigu ateityje dabar tenai yra 3 poros, bet mes naudosim kol kas tik tai 2, tai viena pora bus galiniai pakabai kilnot, o kita pora bus, sakykim, šlangom, tai, priekabai versta, ne, ten, suprantat apie ką kalbu. Tai jeigu aš pasijungčiau 3 porą ir prie tos 3 poros dar prijungčiau elektrinę vieną, jau turėčiau su galinė pakaba būtų 4 poros. Automatiškai mes galim iš vyniotuvo mest lauk paskirstytoją ir šlangas kelt, ta prasme tiesiogiai jungti į traktorių, iš tų cilindrų visų vyniotuvo, iš visko ir viską valdyti vienoj vietoj. Tai elektrinę porą turiu omeny, kaip būna ant frontalinio, kad paspaudi mygtuką, lenki į šoną ir ten žnyplės atidaro ar uždaro. Tai va čia papildoma sekcija. Tai tokia įsidėjus galima mest lauk tą paskirstytoją iš vyniotuvo ir tiesiog, nežinau, dabar faktas, ten buvo labai daug konstravimo, labai daug laiko sugaišom, rulonai nevežti. Tikrai bus sukapoti, pasisamdyti kažko nenoriu, nes asmeniškai taip atvirai pasakysiu, gal kažkiek ir gėda yra vežti tokius rulonus, bet iš kitos pusės, jeigu taip atsitiko, tai atsitiko, reiškia, nebereikal. Žodžiu, va tokių problemų, tai nei užvakar, nei vakar nefilmavau. Šiandien šeštadienis. Žodžiu, tai nieką nefilmavau, prie to paskirstytojo, ten brolis laikiklį konstravo. Laikiklį tam paskirstytojui, paskiau tos rankenas viduj. Kadangi pas mus yra joystickas labai nepatogioj vietoj frontalinio ir šalia frontalinio joysticko yra gazo rankenų. Tai mes automatiškai negalim tų troselių iš galinio paskirstytojo vesti palei šoną čia ant sparno, kai būna. Mes ant jo negalim dėti, nes nėra vietos. Tiesiog jau troseliai liečiasi prie tos stoikės vadinamos. Ir ten tiesiog labai mažai vietos, tada jau visi ryčiagai vos ne vienoj krūvoj ir viens į kitą trintusi. Tai padarėm šone, šiek tiek kairiau. Tiksliau brolis padarė, aš prie to nelindau, aš ardžiau lauk tą seną paskirstytoją, spyną lauk mečiau. Tai dabar lieka realiai tenai tik tai siurblys ir viskas. Dabar pradėjau šlangas junginėti, kiek valandų, galėsim važiuoti dalių nusipirkti. Tai junginėti šlangas, žodžiu, šiaip visai gal neblogai išėjo, kad pas mus buvo daug šlangų. Tai jau viena šlanga buvo grįžtamasis tiesiai į baką, tepalų baką buvo grįžtamasis padarytas presui. Tai dabar aš tą šlangą panaudosiu paskirstytojui, jau susitaupo tiek laiko, nereikia nieko vedžiot. Tai tiesiog prisuksim ir viskas. Ir kaip aš čia greit viską išpasakoju. Tai reikia dabar dar tenai 2 štucerių, 2 štucerius į vieną suvirint ir pajungt. Ir reikia, man atrodo, šlangų 2,5 metro. Ar ne, 2,5 m, kad bendrą šlangą įdėti be jokių sujungimų be nieko. Tai va tokios naujienos.